Sveiki. Na, šiandienos medžiaga, kurią gavom, ji piešia tokį, sakyčiau, neįtikėtinai kontrastingą Lietuvos paveikslą. Tikrai taip. Viena vertus turime šalį, kuri tiesiog šauna į viršų pasauliniuose laimės reitinguose, ypač tarp jaunimo. O iš kitos pusės gilinamės į miestą, kuris yra tarsi gyvas sovietinio paveldo muziejus – Visagina. Ir šaltinių spektras labai platus, nuo pasaulio laimės ataskaitos, Eurostat duomenų, iki gilių akademinių tyrimų apie, posovietinę tapatybę. Ir ne tik. Turime Airbnb rinkos ataskaitas, net Reddit forumų diskusijas. Būtent. Mūsų užduotis šiandien sujungti visus šios taškus. Ir suprasti, kaip ta nacionalinė sėkmės istorija dera su labai specifiniais vietiniais iššūkiais. Kurie iš esmės ir formuoja dabartinę Lietuvą. Taip. Gerai, tai pradėkime nuo to, kas tikrai stebina. Pasaulio laimės ataskaita. Skaičiai, tiesą sakant, įspūdingi. 2025 metais Lietuva bendroje įskaitoje užima 16 vietą. 16? Atrodo gal ir nieko ypatingo, bet... Bet kai pasižiūri, kad 12-aisiais buvom 52. Tai yra tiesiog kosminis šuolis per dešimtmetį. Milžiniškas. Taip. Bet yra vienas skaičius, kuris tiesiog pribloškia ir verčia klausti, kaip. Jau žinau, kurį paminėsite. 2024 metų ataskaitoje Lietuvos jaunimas iki 30 metų buvo pripažintas pačiu laimingiausiu visame pasaulyje. Ne Europoje. Pasaulyje. Būtent šis faktas ir patraukė vienu YouTube kūrėjų dėmesį. Mūsų šaltiniuose yra nuoroda jų, dokumentatika. Aha. Jie atvyko į Lietuvą specialiai tam, kad išsiaiškintų, ar tai tiesa. Ir kalbindami žmonės gatvėse, jie priėjo išvados, kad tame yra daug tiesos. Ir kaip jie tai aiškino? Jie užfiksavo tokį ramų pasitenkinimą. Daugelis jaunų žmonių tai siejo su, sakyčiau, istoriniu atsparumu, su tuo gebėjimu vertinti paprastus dalykus. Nes jų tėvai ir seneliai matė kur kas blogesnius laikus. Tiksliai. Tai labai įdomus kultūrinis aspektas. Bet aš, kaip linkusi remtis duomenimis, norėčiau pabrėžti, kad šį jausmą tvirtai laiko ekonominis pamatas. Taip. Nesiremtume vien jausmais, jei neturėtume objektyvių rodiklių. Ir čia, žinoma, išryškėja Vilnius. Taip, regiono lyderis. Būtent. Sostinė ne tik pralenkė ES vidurkį pagal BVP vienam gyventojai, bet visai neseniai tapo ir didžiausių Baltijos šalių miestu. Aplenkė Rygą. O kas man pasirodė ypač svarbu šaltiniuose, kad Lietuvos augimas, kitaip nei kaimūnų, yra, tvaresnis, labiau subalansuotas. Ką turite omeny? Estijoje ir Latvijoje sostinės generuoja virš 60% viso šalies BVP. Tai milžiniška koncentracija. O, taip. Prisideda ir dar vienas dažnai pamirštamas faktorius – saugumas. Labai svarbus. Pagal naujausius Eurostat duomenis, Lietuva yra antra saugiausia šalis visoje ES, pagal nusikalstamumo, smurto, vandalizmo lygį. Tai pamatinis dalykas, tikrai. Aišku, nereikėtų piešti pernelyg idiliško paveikslo. Šaltiniuose atkreipiamas dėmesys, kad savižudybų rodikliai, nors ir nuolat gerėja, vis dar aukštesni už ES vidurkį. Taip pat ir moterų saugumo klausimas. Jis taip pat vis dar aštrus. Tad problemų tikrai yra. Bet žinot, kas įdomiausia skaitant šias bendras ataskaitas. Po visai šiais spindinčiais vidurkiais slepiasi istorijos. Kurios visiškai netitinka bendro vaizdo. Taip. Ir viena tokia istorija, kurią šaltiniai tiesiog šaukia, yra Visaginas. Jauniausias Lietuvos miestas, įkurtas 1975. Miestas anomalija, taip jį apibūdina vienas akademinis tyrimas. Anomalija, geras žodis. Ir tam yra kelios, fundamentalios priežastis. Pirma, jis pastatytas ant to, ką mes vadiname tabula rasa. Ant švaraus lapo. Visiškai. Iki berods 1973 metų toje vietoje, pušyne prie ežero, nebuvo absoliučiai nieko. Tiesiog pušynas. Jokios istorijos, jokio kultūrinio sluoksnio, jokio senamiesčio. Vadinasi, nebuvo ką prisirišti. Nebuvo ką griauti ir perstatyti. Viskas nuo nulio. Būtent. Antra, tai buvo klasikinis monoindustrinis miestas, sukurtas vienam vieninteliam tikslui – aptarnauti Ignalinos atominę elektrinę. O trečia? Trečia, tai buvo privilegijuotas anklavas. Jo gyventojai specialiai pakviesti specialistai iš visos Sovietų sąjungos gyveno nepalyginamai geriau nei likusi Lietuva.
Mhm. Šaltiniai mini, kad aprūpinimas maistu prekiamis vyko tiesiogiai iš Maskvos, aplinkint Lietuvos sistemą. Net pastatai, girdėjau, buvo kitokie. Taip, net 40% pastatų buvo iš raudonų plytų, kas tuomet buvo didžiulės prabangos ženklas. Ir susiformavo labai specifinė bendruomenė. Mūsų analizuojamuose tyrimuose pabrėžiama, kad vietiniai aplinkinių kaimų gyventojai nebuvo skatinami ten dirbti. Kodėl? Buvo baiminamasi, kad tai pakenks žemės ūkiui, kad nutekės darbo jėga, Supratau. Ir dėl to miestas buvo apgyvendintas beveik vien atvykėliais. kurie suformavo absoliučią rusakalbių daugumą. Įsivaizduokite, ta bendruomenė buvo kuriama kaip visiškai racionalus projektas. Šaltiniai sako, kad buvo siekiama atsikratyti visų irracionalių liekanų. Jokių nacionalinių sentimentų. Tiksliai. Tiesiog švarus lapas, kuriame kuriamas naujas, tobulas sovietinis žmogus. Ir tas racionalumas, jis tiesiog persmelkės miesto urbanistiką. O, taip. Turizmo svetainės architektūriniai gidai aprašo unikalų miesto planą, primenančią drugelį ar peteliškę. Centrinė dalis tarsi drugelio kūnas, o aplink jį simetriškai išdėstyti gyvenamieji sparnai. Viskas suprojektuota pagal vadinamąjį 8 minučių principą. Taip, idėja buvo, kad bet kuri svarbi vieta – poliklinika, parduotuvė, mokykla – turi būti pasiekiama pėsčiomis. Per nedaugiau nei 80 minučių. Tai sukuria neįtikėtiną kompaktiškumo ir patogumo jausmą. Viename straipsnėje radau tobulą apibūdinimą. Kokį? Betoninių blokų miestas kvepiantis pušimis. Geras. Beveik galima užuosti tą kvapą. Labai paveikus vaizdinys. Taigi, turime tobulai suplanuotą, privilegijuotą, nuo likusios šalies atskirtą sovietinę utopiją. Ir tada viskas sugriūva. Kas nutinka tokiam miestui, kai subira jį sukūrusi imperija? Šaltiniai vieningai tvirtina, kad Visaginui 1990 kovo 11 buvo ne išsilaisvinimas, o gili trauma. Trauma. Taip. Viena mokslininkė tai pavadino išvietinimo be fizinio persikėlimo. Išvietinimas be persikėlimo. Stipriai pasakyta. Įsivaizduokit, jūs niekur neišvažiuojat, bet vieną rytą atsibundit kitoje šalyje. Sienos tiesiog per naktį pasislinko aplink jūs. Ir jūs, buvęs privilegijuotų specialistų, staiga tapote imigrantų savo paties namuose. Būtent. Ir pirminė reakcija buvo atmetimas. Skaičiai, kuriuos radom vienam tyrime, yra iškalbingi. Taip. Net 85% miesto rinkėjų referendume nepritarė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. 85? Oho. Ir pirmoji iki 90-ais išrinktoje miesto taryboje nebuvo ne vieno lietuvio. Tvyrojo absoliutus nesusikalbėjimas ir, prosovietinės nuotaikos. Lūžis įvyko tik 91-aisiais, rugsėjį. Kai Ignalinos atominė elektrinė. Miesto širdis ir egzistencijos prasme. Oficialiai perėjo Lietuvos jurisdikcijon. Kaip rašoma viename šaltinyje, tylusis karas baigėsi, bet tada prasidėjo ilgas ir skausmingas integracijos procesas. O tas procesas. Peržvelgus tuo metu vietinės spaudos archyvus, atsiveria visa dramos paletė. Žmonės jautėsi tapę įkaitais. Staiga atsirado sienos, vizos, biurokratija. Kuri nutraukė ryšius su giminaičiais Rusijoje ar Baltarusijoje. Ir vietos laikraštis, leistas rusų kalba, tapo savotišku gidu po naują šalį. Taip, ten atsirado rubrikos, kurios aiškino, kas pavaizduota ant naujųjų lito banknotų. Kokie čia rašytojai, kokie pilotai. Atsirado nedidelis skyrelis lietuvių kalba. Tai buvo bandymas išrasti Lietuvą iš naujo bendruomeniai, kuri su ją iki tol, neturėjo beveik jokių sančio taškų. Ir tas atskirties jausmas panašu gajus. Tikrai. Viename iš žurnalistinių reportažų cituojami vietiniai, kurie net ir šiandien, kalbėdami apie kelionę į Vilnių ar Kauną, sako, kai buvau Lietuvoje. Tarsi Visaginas vis dar būtų kažkas atskiros. Man neduoda ramybės klausimas. Kaip miestas, kuriam buvo prognozuojama vaiduoklio ateitis po elektrinės uždarimo, ne tik išgyveno, bet ir, kaip rodo statistika, Visai neblogai laikosi. būtent. Tai ir yra didžioji Visagino mįslė. Elektrinės uždarimas, kuris buvo stojimo į ES sąlyga, turėjo būti mirties nuosprendis. Pirmasis blokas sustabdytas 2004, antrasis 2009 pabaigoje. Per naktį Lietuva iš elektros eksportuotojas tapo importuotoja.
Daugelis laukia masinės emigracijos, socialinės katastrofas. Bet miestas vaiduoklis neatsirado. Kodėl? Dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma, pats elektrinės uždarimo procesas yra neįtikėtinai ilgas ir sudėtingas mega projektas. Kiek jis truks? Numatyta, kad tęsis maždaug iki 2038 metų. Oho. Tai reiškia, kad šimtai aukštos kvalifikacijos, puikiai apmokamų specialistų vis dar turi stabilias darbo vietas. Tai sušvelnino smūgį. O antra priežastis? Antra, lygiagrečiai įvyko stebėtinai sėkminga ekonomikos diversifikacija. Taip, šaltiniuose minamas didžiulis baldų fabrikas Visagino linija, kelios statybinių medžiagų gamyklos. Įsteigta laisvoji ekonominė zona, kuri bando pritraukti aukštųjų technologijų įmones. Ir štai dabar prieinėme prie to, kas labiausiai laužo visus stereotipus apie Visaginą. Taip. Stop, palaukit. Dabar pasakysit tą skaičių. Manau, kad taip. Vidutinis atlyginimas Visagino savivaldybėje 2025 metų trečiąjį ketvirtį siekia 1484 eurus į rankas. Aš kelis kartus tikrinau šį skaičių. Tai juk praktiškai visos šalies vidurkis. Ir gerokai daugiau nei daugelį kitų atrodytų sėkmingesnių Lietuvos miesto. Šis vienas skaičius verčia abejoti viskuo, ką manėm žinančius apie regiono atskirtį. Ir tai parodo, kad miestas sugebėjo išlaikyti aukštą pragyvenimo lygį, išlaikė aukštos kvalifikacijos darbuotojus.